Daugelis vyrų, neslėpsiu, manau, kad ir tu nori sustiprinti savo erekciją. O tai ypač aktualu tampa po 40 metų. Tad jeigu būsi kantrus ir išklausysi iki galo šitą video, tu išgirsi 5 grupės produktų, kurios ypatingai kenkia reprodukciniai sistemai. Taigi, pradėkim, o galbūt net norėsi pasidalinti tai su savo draugu. Taigi, pradėkim. Kenksmingiausi produktai erekcijai. Perdirbta mėsa, visos virtos dešros, apskritai tai, kas malta, keista sudėtis, kumpiai šoninės ir taip toliau, gali turėti daugiau sočiųjų riebalų ir konservantų, kurie blogina kraujotaką. Automatiškai prasta kraujotaka neigiamai veikia erekcijos kokybę. Antras dalykas – cukrus ir saldumynai. Perteklinis cukrus gali sukelti atsparumą insulinui ir hormono disbalansą. Taigi, tai paveikia testosterono gamybą, lygiai pagrindinį vyriškumo, kaip sakant, hormoną svarbu erekcijai. Trečias dalykas – alkoholis. Ypač stiprus ir dažnas vartojimas. Trumpalaikis alkoholio vartojimas gali slopinti nervinę sistemą, o ilgainiui tai gali sukelti ir dažniausiai sukelia erekcijos sutrikimus. Be to, alkoholis taip pat mažina testosterono gamybą. Ketvirtas dalykas – sojos produktai, ypač perteklinis kiekis. Kai kurie tyrimai rodo, kad didelis sojos kiekis gali iš tikrųjų paveikti hormonų pusiausvyrą, ypač jeigu vartojama labai dažnai. Tai gali turėti didelės įtakos testosterono lygiui. Ir 5 grupė tai yra gėrimai, gazuoti ir energetiniai gėrimai visi. Juose gausu cukraus, kofeinų ir dirbtinių priedų, kurie iš tikrųjų trikdo kraujotaką ir hormonų veiklą. Be to, kitas dalykas, jie skatina nutukimą dėl cukraus kiekio. Viena iš pagrindinių erekcijos disfunkcijos, kitaip sakant, sutrikimų veiksnių. Taigi, jeigu nori sužinoti daugiau apie produktus, kurie padeda, sek mane ir kitose videose aš papasakosiu daugiau.